Ne, klausykit, šitą neina. Mindaugas turi. Klausom. Nu čiagi yra pasiūlymas, Jorija. Šėlė dyga žemė. Jorija žemė. Jo, palaižo. Nėra parman mergo. Tik tai viena rožė. Tik tai viena rožė. Ir ta daražiai auga. Ir ta daražiai auga. Tuoj nu aptaisyta. Rūtom apsodinta. Vandeniu užlaista. Tuoj nu palaužysiu. Rutelas išlaušiu. Vandenį išlaisiu. Rožį sau paėsiu. Alus, alus, labai buvo geras. Alus, alus, labai buvo geras. Nuo vaikystės kaip debilas, spardo kamuolį Brazilas. Nuo vaikystės kaip debilas, spardo kamuolį Brazilas. Alus, alus, labai buvo geras. Alus, alus, labai buvo geras. Žydas sako, kad ne žydas, bet vis tiek jis yra žydas. Žydas sako, kad ne žydas, bet vis tiek jis yra žydas. Alus, alus, labai buvo geras. Alus, alus, labai buvo geras. O prancūzas su prancūzė geras Savo makalius. O prancūzas su prancūzė geras savo makalius. Alus, alus, labai buvo geras. Alus, alus, labai buvo geras. Užsipylė savo akis, rusas geria per naktį. Užsipylė savo akis, rusas geria per naktis. Alus, alus, labai buvo geras. Alus, alus, labai buvo geras. O eskimas nuolatos maudai savo mižalą. O eskimas nuolatos maudo savo mižalos. Alus, alus, labai buvo geras. Alus,
karvę šūdą, įtas garbint Dievo būdą, apkabinęs karvę šūdą. Alus, alus, labai buvo geras, alus, alus, labai buvo geras. Paskatuodamas dalykų, negras muša būgna plikas. Paskatuodamas dalykų, negras muša būgna plikas. Alus, alus, labai buvo geras, alus, alus, labai buvo geras. O rusiokas per degtinę vaikšto su plika šikinė. O rusiokas per degtinę vaikšto su plika šikinė. Alus, 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 labai buvo geras. Aš dar turiu vieną pačioką Kodėl? Per paprastą, nemitau. Nėra technologijos. Gerai, gerai. Man patinka. Chuliganas bėga šlapintis. Klausyk, gal mėnulis kur nors nežinau, gal plaukiam? Nes temsta tai labai stipriai. Galėtų pasikrinti kapitalį. Nu, dvigubai kaina iš tikrųjų pakėlė. Rytas, kad gerai, žinai,
Пам'яті кишені. Так воно ж є, пані, кишені. А як тут кишені та упій дарили? Ну, дяду, окі плякішки. Ложить. Пекельні фашисти дусу пося карто, бойсесні. Ка? Тес. Йо, породик фашист. Народик. Любит клен. Не аргумент, а не родик, не функция. Visiems žinomas faktas, kad televizorių išrado lietuviai, nu, lietuvių gentis žemaičiai. Televizorius. Anakonda. Jo, ir gyvatė, kuri kanda, yra anakonda. Kažkoks į skarbonkę žemaitis su koka, bum, to, bum, to, o kiek? O tarp kitko, Lenkai norėjo užpatentuoti samanę, kaip Lenkų nacionalinį patiekalą. Europos Sąjungai ten paraiškę pradėjo tyrinėti ir atrado, kad Lenkai su samanė nieko bendro neturi, čia lietuvių slaptas reikalas. Ir užpatentavo samanės Lenkijai. Taigi, Dzūkija, gyvos veiklos ten. Vėl kur gatvės paleidžia. Čia žodžiu nieks ne. Šiandien karanjuoj. Išjojau ir brolaniais pasirinkęs savo žirgeliais, įkinkęs juodberį. Ir iš
Vaikščiojo su brolaliais pasikinkę savo žirgelį, pas juos savo tėvų žemę gint. Oi mergelė, ąžuolėlį, oi bernelį, čaičiukėlį, ėjo kitoli monšalabėn. Oi bernelį, ąžuolėlį, oi bernelį, čaičiukėlį, ėjo kitoli monšalabėn. Nebegrįšiu iš karelio, nešukosi man kaselių, nelabosi vėro žirgelio. Nebegrįšiu iš karelio, nešukosi man kaselių, nelabosi vėro žirgelio. Oi mergela, nelėla, oi mergela, čiulbonėla, aš sugrįšiu, linksmą tą šalą. Sušukuosiu daug salas, padavosiu savo žirgelį ir mylėsiu tave mergelą. Sušukuosiu daug salas, padavosiu savo žirgelį ir mylėsiu tave mergelą. Iš marių už mėlynų tau parnešiu aukso skrynių, tau parnešiu aukso žiedelį. Už aukštųjų kalnelių, už žaliųjų girelių, aš mylėsiu tave mergelą. Už aukštųjų kalnelių, už žaliųjų girelių, aš mylėsiu tave mergelą. Šaulio Tėvas motinėlė, sėdi daliai, gailiai verkia, savo brolelį, sūnelį karą rengia. oi, 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 savo sūnelį karą rengia. Oi sūnelį, oi raitelį, Oi, 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 ko tu tie pasiklosi, oi, ko tu tie pasiklosi, oi, ko tu tie užsiklosi, oi, 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 ko tu tie užsiklosi. Užsiklosiu, oi, 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 miglalai užsiklosiu. oi sūnelė, oi raitelė.
mirkėtis trūgalas. Ir nusikė tris trobelas, ir mudrių užtriobėsi, Močių pravirkdysi. Tėvo močių pravirkdysi, ant rutrių užtriobėsi. visus vietų pravirkdysi. Visus vietų. Nuimkim. Jonai, važiau jaudinti. Tas Brisas gražiai papuolė man ten. Atidarėme. Bet jie Būgnai. Garsiau. Nesigirdi kažko. Varas.
Štai ir atėjome ant aukšto kalnelio, kuris nemažiau garbingas negu Pilėnų pilis, kurios vietos neva mes nežinome. Aš galiu pasakyti, kad jinai čia, nes Lietuva visa nusėta pilimis ir pilėnais. Čia taip pat pasakojama legenda, kad žmonės pilies gynėjai sudegė, bet neatsisakė savo tikėjimo, neatsisakė savo pasaulėžiūros. Ir iš tikrųjų archeologai kasinėdami ant Kulionių piliakalnio taip pat randa pelenus ir kaulus. Todėl, kur jeigu ne čia, mes galime pasisemti tos karo galios, savo protėvių valios, kuri leidžia išlikti savimi. Manau, kad tai yra pati geriausia vieta ir šiandien mes čia tai ir padarysime. Ne tik prisikursime ugnį savo žvakutėms ir deglams, tačiau aš tikiuosi ir širdyje įsižiebs ugnis, kurios pakaks galbūt visus metus iki kitos jorės. Na, o legenda apie pilėnus čia žuvusius yra tokia, kad apgulė priešai pilį, iš visų pusių ilgai laikė apgultyje ir po ilgo badavimo ir apgulties ilgos kryžiuočių vadas pasiūlė pasiduoti pilėnams ir pažadėjo palikti visus gyvus, jeigu jie atsisakys savo tikėjimo ir įsileis į pilį priešų armiją. Tačiau visi pasiduoti atsisakė, bet pagailėjęs vaikų mažų ir moterų, karo vadas, nes nežinome jo vardo, jisai vedė derybas su priešu ir pasisiūlė, kad jis pasiduos ir net gali priimti ir mirties bausmę ir atsisakyti gyvybės, kad tik paliktų gyvus jo pilėnus, žmonės, vaikus, moteris. Jam pažadėta buvo, kad jisai, jeigu jis pasiduoda ir atiduoda pilį, kad visi liks gyvi. Ir jis pasidavė. Jis sukaustė į grandinės ir nuvedė į nelaisvę, o vis tiek pilis buvo padegta ir visi pilėnai, kaip sakant, čia ir liko. Dabar sako, kad 12 valandą nakties valdovas pasirodo, eina aplink šį piliakalnį arba ant žirgo, arba pėsčias ir kaimo žmonės mato ir jisai apgailestauja, kad taip padarė, kad iš tikrųjų pasidavė pats, tačiau ir apgailestauja dėl savo žmonių, kurių čia palaikai ir kurių čia vėlės dabar žiūri į mus. Tai manau, kad tie žmonės, kurie mano, kad pasitraukimas iš karo mūšio, tokiai aukos pavydalu, kad tai yra pralaimėjimas, jie klysta, nes yra daug pavyzdžių, kai negalėdamas pasipriešinti didesniai galybei, karys pasirenka kelią į dausas, kad prisijungti prie vėlių armijos, prie vėlių, kurie eina su vėliava kartu su gyvaisiais paskui į mūšį. Ta patį darė partizanai. Partizanai ištraukdavo žiedą ir susisprogdindavo bunkeryje, bet priešui nepasiduodavo. Priešas, kuris manė, kad išgaus iš jų paslaptis visas, kad privers gailėtis ir jaustis apgailėtinais, kad galės iš jų pasityčioti ir nužeminti juos, rasdavo tik tai kraują ir pelenus ir pasitraukdavo, netekę savo pergalės ir taip ir negavęs to, ko jis troško, nepamatęs aukos savo rankose, kitaip sakant, pralaimėjęs. Todėl, iš tikrųjų, mums šito pasiaukojimo šiandien trūksta ir mes turim tai prisiminti. Manau, Kryvis Jonas Kinkūnas mums padės dar geriau suprasti pilėnų auką ir pilėnų svarbą. Aš noriu pradėti nuo to, kalbėdamas apie tai, primindamas jums, kas mes esame. Štai yra 3 vėliavos, matot? Ir aš apie jas keli žodžius pasakysiu. Tai yra mūsų baltų tikėjimo, mūsų kultūros, baltų tradicijos ženklai. Tai yra, štai čia Gedimino stulpų vėliava, raudona vėliava su baltais Gedimino stulpais. Tai yra, mes galim didžiuotis, lietuviai, kad jis saugojo šitą ženklą, kuris yra seniausias indoeuropiečių ženklas. Panašius variantus randam visur, nuo Indijos iki Atlanto vandenyno. Daugelis tautų seniai pamiršo jį, pametė, lietuviai jį išsaugojo, mūsų valdovai, valstybės, išlaikė šitą ženklą. Tai yra mūsų garbingiausias ženklas. Ir kada lietuviai koks nors judėjimas vyksta, jie prisimena šitą ženklą, indoeuropietišką
seniausią ženklą, kuriam galbūt keli tūkstančiai metų. Pirmiausia, čia yra trys dievai, trys visuomenės grupės, kaip buvo tradiciniai visuomeniai, yra trys šventas ženklas. Jis ir rodo tai šitą vėliavą. Vidurinė vėliava, tai yra mūsų valstybės vėliava, tai yra raitelis, vytis, kurie galima aiškinti tai, kad tai yra perkūnas. Perkūnas buvo mūsų valstybės globėjas ir jisai yra, sakau buvo, bet jis yra. Ir iš viso apie viską, apie mūsų tradiciją reikia kalbėti, kad jinai yra. Ne tai, kad buvo, galbūt kažkada buvo užmiršta, ne, jinai yra. Perkūno vėliava. Raudona, jinai todėl, kad tai yra ir pavasario ženklas, gyvybės, kraujo ženklas. Tai mūsų kariai turėjo tokią vėliavą. Ir valdovai. Perkūnas mūsų globėjas, mūsų vyriausias dievas. Ir trečia vėliava tai yra, matot, žalčių saulės ratas, kuriame pavaizduoti žalčiai, kurie susipynę duoda ženklą, ugnies ženklą. Tai yra ugnies ženklas, bet jį daro žalčiai. Tai yra vandens ir ugnies jungtis saulės rate. Tai yra svarbiausias gyvybės ženklas. Mes vakar aptarinėjom šitą ženklą, yra pritarta, kad tai būtų, dabar, kad jis būtų Romuvos ženklų, nors tai ženklas irgi yra istorinis, archeologiniai radiniai tą paliudyja, kad tai buvo ir mes juo džiaugiamės, kad vėl šitą ženklą senąjį atgaiviname. Bet tik dabar prieš pusvalandį įvyko toksai ginčas, nes tokie atvyko neblogi žmonės tie, mes visai, kaip sakant, su jais neturime jokių prieštarų kažkokių, bet jie nori būti politinė grupuotė su savo politinė vėliava. O buvo jau seniai nutarta, kad mes jokių politinių čia veiksmų arba simbolių nedemonstruojame. Dėl to jie patys kalti, kad vis dėlto pamėgino su savo politinė vėliava eiti, mes atsisakėme juos priimti. Tai taip yra. Dėl to mūsų judėjimas yra nepolitinis. Jis yra baltų kultūros, baltų tikėjimo, seniausios tradicijos judėjimas. Kodėl nepolitinis? Mes nenorime veltis į politinės dabartinės rietinas. Visi puikiausiai matote, kas darosi Seime, kas darosi kitur. Tai yra tiesiog kasdieniai kažkokie tai grumtynės dėl pozicijų ir taip toliau. Mums to nereikia. Mums reikia, kad gyvuotų mūsų protėvių sena dvasinė tradicija, rami, tvirta, dėl to ir vadinasi Romuva mūsų tas judėjimas. Aš pasakiau tame rate, apeigų rate, kad mes esame tretieji pilėnai. Noriu dabar paaiškinti, ką aš turėjau galvoje. Galbūt jūs skaitėte internete tokį pranešimą. Aš pakartosiu, pasakysiu, kad dabar mes minime 1010 metų nuo svarbaus įvykio, kuris įvyko 997 metais. Matot, labai seniai tai buvo, labai seniai. Bet noriu dar vieną mintį pasakyti svarbią. Mums neturi egzistuoti tokių sąvokų, kad labai seniai, arba kad kažkada labai seniai, tai mūsų jau tai neliečia. Nedarykim tokios klaidos. Nėra jokių seniai arba labai seniai. Viskas yra dabar. Jeigu aš kalbu lietuviškai, tai aš tą suprantu, kad šitaip kalbėjau ir prieš 1000 ir prieš 2000 metų protėviai. Šitą kalbą, šitą pačią. Reiškia, tuo pačiu aš esu
tarsi tas pats žmogus, kaip mano tie protėviai senieji. Kada mes dainuojame mūsų senasias dainas, tos dainos, pavyzdžiui, dabar jos labai pasidarė mums labai brangios, svarbios tos dainos. Mūsų nuomonė, kad jos jau yra kelių tūkstančių metų senumo. Kada mes jas dainuojame, mes tarsi susivienijame, susitapatiname su mūsų protėviais. Tas pačias dainas, giesmes dainavo prieš 1000 metų mūsų protėviai. Reiškia, noriu pasakyti, kad nėra nei labai seniai, nei labai kažkada, viskas yra dabar, ir mes turime jausti šitą amžinybę. Amžinybė čia yra prasmė, amžinumo prasmė. O amžinumas pagal, ką jau kalbininkai paaiškina, reiškia amžinas gyvenimas, amžina gyvybė. Mes esam ta amžina gyvybė, to protėvių mūsų, kurie kažkada tai seniai buvo, bet jie yra mumyse. Taigi, kas atsitiko prieš 1010 metų? Tarp kitko, lygiai šito laiko, balandžio mėnesį. Apie tai galim pasiskaityti istorinių šaltinių knygoje. Žinot, tas 4 yra baltų religijos mitologijos šaltiniai. Taigi, ten parašyta, kad misionierius Adalbertas su savo palyda nutarė eiti į baltų kraštą, šalį baltų, sugriauti jų dievus, panaikinti jų tikėjimą ir juos palenkti į kitą, į savo Adalberto tikėjimą. Bet juos sustabdė, kaip sakant, prie sienų, prūsų, ten buvo prūsų žemė. Sustabdė šitos atvykėlius ir jiems buvo labai pasakyta labai aiškiai. Tai yra parašyta tuose šaltiniuose istoriniuose. Kas buvo jiems pasakyta? Sako, mes gyvename vieningoj šalyje, aš negaliu tiksliai atkartoti, bet mintis ta yra. Kur yra vieningi papročiai, mes turime savo dievus, turim savo papročius, turim savo gyvenimo būdą, ir mūsų šalis yra vieninga. Ir jie pasakė, kad mes esam to šalies anga. Taip, ten buvo, kaip sakant, tai įsivaizduokit, kokia buvo puikia organizacija, kad buvo pasienis, kaip sakant, pasieniečiai, kaip šiuolaikiniais laikais. Bet jiems pasakė, jeigu jūs, mes žinom, kad jūs esat visiškai svetimi žmonės, aišku, ten daug ko nebuvo pasakyta, tuose metraščiuose nebuvo parašyta, bet buvo žinoma, kad kiek kraujo praliejama skleidžiant šitą naują religiją. Ir apie tai puikiausiai žinojo šitie mūsų protėviai. Ir buvo jiems pasakyta, kad jūs taip pat turite išsikraustyti iš mūsų žemės. Nes jeigu jūs tai nepadarysite, jums baigsis blogai. Taip, kad čia nebuvo taip, kaip rašo dabar kartais, sako, laukiniai tokie baltai, tamsūs laukiniai, žvėriški, užpuolė, nužudė šitą šventą Adalbertą. Bet tas Adalbertas su tais, kaip sakant, savo palydą, jie nusprendė neklausyti šitų perspėjimų. Ir jie netgi tiek buvo įžūlus, kad įsiriauglino į Šventą Giraitę, ten apsistojo nakvoti ir ten būti. Tai buvo antras jų prasižengimas. Ir po to buvo įvykdyta mirties bausmė. Po 10 metų tas pats atsitiko Brunonui. Lygiai ta pati istorija. Taip pat buvo pasakyta, greitai neždinkitės iš mūsų šalies. Ar jūs žinot, kokia ta buvo šalis? Tai buvo didžiausia šalis galbūt Europoje. Nuo Vyslos, ten matyti dar toliau ėjo už Vyslos, iki Volgos aukštupio. Tai tokia buvo šalis. Jinai buvo vieninga, nes yra žinoma ir iš kalbos, ir iš kitų tokių požymių, kad buvo ir vieninga religija,
vieninga kalba, didžiulė teritorija. Galim tiesiog gerėtis, kokia tai buvo baltų ta didinga praeitis. Dabar kas liko Latvijai, Lietuvai, tai tik tai mažas gabalėlis iš tos didžiulės civilizacijos. Taigi, 9 metais Lietuvoje ruošiamasi švęsti, minėti Lietuvos tūkstantmečio, reiškia, tokį įvykį. Bus visokie įvairūs netikėti dalykai. Pavyzdžiui, aš net nelabai įsivaizduoju, kokios bus reakcijos, kokios bus diskusijos. Aišku, viena pozicija labai aiški, kad baltai buvo tamsus, nekultūringi, plėšikai, jie nužudė šitą šventąjį Adalbertą Brunoną, kuri nešė šviesą. Tai toks aiškinimas. Ir bus tokių, mes išgirsim tokių, greitai, už metų jau dabar apie tai yra kalbama. Bet mes, aš sakau, kad mes, Trečiųjų Pilėnų žmonės, sakome viską atvirkščiai. Gyveno mūsų protėviai savo būdu, turėjau savo tikėjimą, gražų turėjau tą tikėjimą ir kultūrą. Ir jie sustabdė tą agresiją, kuri agresija vyko agresija, jinai iki šiai dienai vyksta ta agresija. Aš jums pasakysiu, kad agresija vyksta iki šiai dienai. Vieną dalyką pasakysiu. Štai dabar buvo Žemės diena ir jauni gamtininkai norėjo švęsti kartu su visų pasauliu Žemės dienos tą įvykį, paminėjimą ir Šventaragio aikštė. Dabar aš siūlau vadinti ne katedros aikštė, o Šventaragio aikštė. Nes tai yra iš tikrųjų Šventaragio slėnis, Šventaragio aikštė ten buvo. Reikia grąžinti šitą vardą. Jie norėjo paminėti pasaulinę Žemės dieną šito aikštėje. Tai, bažnytininkai pasakė, ne, mes neleisim. Dabar vyksta pasninkas, tai vėliau tenai, kada baigsis pasninkas, kada baigėsi pasninkas, jie atėjo prašyti vėl, kad leistų. Ten koncertą surengti, paminėti tą Žemės dieną, jau po to, kai jau visas pasaulis tą paminėjo. Ir tada neleido. Tada galų gale juos ten nugrūdo ten prie Baltojo tilto. Tai buvo, aišku, gėdingas dalykas. Bet sakau, dabar vyksta antras gėdingas dalykas. Dabar, reiškia, netrukus, gegužės pabaigoje bus skamba kanklių šventė, jubiliejinė šventė. Dabar bijau suklysti, 30 metų jubiliejus, bet tai įvykis tikrai buvo tautos judėjimas buvo, skamba kanklių. Ir tą šventę norėjau vėl gražiai labai paminėti, skamba kanklių ir atšvęsti ir paminėti Šventaragio aikštėje. Taip kaip yra kažkada yra buvę. Bažnyčia vėl pasakė, ne, mes jūsų neleidžiam į tą aikštę. Tai kas taip elgiasi? Jeigu savoji žemėje, švenčiausio žemėje neleidžia savo tautos tradicijų švęsti, savo šventoj vietoj. Tai kas taip elgiasi? Nu, agresoriai. Čia yra grynai agresorių elgesys. Dabar tai, aš sakau, tai buvo pirmieji pilėnai. Labai teisingai pasielgė, kad nubaudė sustabdė tuos misionierius. Ir po to 200 metų savo ramiai, gražiai tie baltai gyveno tą laikotarpį, iki 12 amžiaus. 12 amžiuje vėl nerimsta agresorių kėslai. Vėl jie nusprendė, bet jau kitaip, su ginkluotom pajėgom. Ir tada prasidėjo kryžiuočių žygis, kuris 200 metų vyko kruvinas karas. Nepasidavė baltai, niekaip. Kovėsi 200 metų, kol galų gale buvo sustabdyti Žalgirio mūšyje. Tai va, žiūrėkit, nuo 10 amžiaus iki 14 pabaigos, iki 15 pradžios. Tai, o priešinamasi buvo visomis išgalėmis.
baltai priešinosi visomis išgalėmis. Pilėnų tas minėjimas, kuris įvyko pernai. Tarp kitko, jokia mūsų valdžia tos datos neminėjo, nerodė jokio susidomėjimo šito įvykių. Tuo tarpu Pilėnai pademonstravo pasauliui, kad lietuviai baltai yra ryžtingai gina savo žemę. Ir aš domėjausi tą istoriją ir čia Šiaurės Atėnuose buvau paskelbęs straipsnį. Taip pasirodo, čia pasauliniai, tik tai kelios didžiosios pasaulio tautos sugebėjo tokius žygdarbius atlikinėti kaip Pilėnai. Tai šito Indijoje yra, bet Indijoje irgi panašiai istorija visiškai kaip mūsų Pilėnų. Bet Indijoje pastatyta milžiniškas 40 aukštų garbės bokštas, kaip Indų Pilėnai. Už tai, kad jie gynėsi, nepasidavė, visi įsižudė, visi susidegino. Pastatytas didžiulis garbės bokštas. Mūsų Pilėnam net žmoniškos lentelės neuždėta. Tai yra, o tokia mūsų yra valdžia dabartinė. Taip. Tai antrieji Pilėnai. Aš noriu prieiti prie mūsų laikų. Mūsų šitas judėjimas yra iš tikrųjų trečiųjų Pilėnų judėjimas. Nes jeigu mes dabar neatsilaikysime, tai galbūt neatsilaikysime niekad. Pirmieji Pilėnai, kurie sustabdė Adalbertą su Brunono, sustabdė gražiai, bet tas brovimas jisai jau toliau, sustabdė 14 amžiaus pradžioje. Dabar mes darom žygį, mūsų yra kitas. Žinoma, mes nesiruošiame nei degintis, nei žudytis, bet mūsų sąjūdis turi būti toks ryžtingas, kaip buvo anų Pilėnų ryžtas. Dėkui, Krybi. Visada mūsų apeigose ir nuo seniausių laikų pirmiausia buvo kviečiami protėviai. Ir dažniausiai tai darydavo Krybis, pasakęs ilgą kalbą, kokia yra garbinga ir didi mūsų praeitis. Tai apeigų dalis, pati svarbiausia. O dabar mes norime, pagerbę protėvius atminimu, mes norime pakviesti mūsų dievus, kad visi mūsų dievai čia pribūtų ir dalyvautų. Pirmiausiai mes paaukosime mūsų Gabijai ugnį, kuri mus čia pasitiko ant šito kalnelio. Ir aš noriu pasakyti, kas yra mums baltams amžinoji ugnis. Jūs galvojate, kad amžinoji ugnis, tai kai kažkur ant kalnelio visą laiką dega ugnis ir kažkoks vaidila ją prižiūri. Tai labai supaprastinta pasaka. Iš tikrųjų taip niekada galbūt ir nebuvo. Amžinoji ugnis yra ta ugnis, kuri dega mūsų širdyse. O ta ugnis, kurią mes užkuriam čia, atėję ir paskui kuri užgesta, tai yra tik tai simbolis, nuo kurio mes turime prisidegti. Ir jeigu jūsų širdyje priblėso ugnis, jūs turite eiti ant piliakalnio, užkurti ugnį ir prisidegti tos ugnies, to šilumos, to pasitikėjimo savimi ir vėl nešti ugnį. Jeigu jūs išsaugosite amžinai ugnį širdyje, paprastą ugnį, karštą, liepsną, mes visada įkursim. Jeigu bus ugnis čia, jeigu nebus ugnies čia, nieks neįkurs ant piliakalnio niekada ugnies ir apie amžinai ugnį negalime kalbėti. Amžinoji ugnis, kuri dega amžinai mūsų širdyse. O tai ši ugnis ant piliakalnio yra ta, kuri tą ugnį širdyse jums ir padės palaikyti. Todėl siūlau visiems. Čia yra atsakymas, kodėl romuviai renkasi ant kalnų, kūrena ugnį, gėda, jie ilgai žiūri, kas čia per apeiga. Tas, kas žino, kad jie siurbia akimis tą ugnį ir prisidega savo širdis. Štai tiem žmonėms paaiškinimas, kodėl romuviai gėda, žiūri į ugnį, tai vadina apeiga. Mes prisidegam. Todėl dabar aš kviečiu pagėduoti Gabijai, na, o mes su Krybiu turim palabinti ugnelę apeigomis.
dabar mes sugėdosim giesmę Pilėnams. Ir aš taip pat noriu pasakyti, kad iš tikrųjų Pilėnai visą laiką buvo. Rybis pabrėžė, kad Pilėnų tradicija nesibaigė. Ir į tai reikia žiūrėti iš tikrųjų kaip į įvaizdį, kad nebūtinai degintis, galima sudeginti savo gyvenimą visiškai kitaip, kaip Gintaras Beresnevičius, amžinatilsį. Ir šiandien mes jam pasodinsim ąžuoliuką prie Perkūno šventyklos. Iš tikrųjų, susideginimo būdų yra labai daug, bet susideginimas už tautą visada yra ryškus. Visada tas žmogus yra prisimenamas. Galbūt užmirštamas jo vardas, bet neužmirštamas žygdarbis. Ir mes galim prisiminti daug tokių žmonių. Romas Kalanta. Ir matyti daug nežinomų žmonių, kurie tęsė Pilėnų tradiciją iki pat 21 amžiaus dienos. Ir fiziškai susidegindami iš tikrųjų ugnyje ir susidegindami kūrybos ugnyje, atiduodami save, per trumpą laiką padarydami viską, ką gali. Ir žinoma, išeidami tikėdamiesi, kad kažkas perim šitą jų kelią, jų šitą pasiaukojimą. Mes perimame. Ir dabar aš kaip tik noriu pasakyti, kad šiandien yra gera proga taip pat įsišvesti į Romuvius. Kryvis kaip visada, per Jorę, šitoj šventoj vietoj, prie seniausio medžio ant šio piliakalnio, visada kasmet išvenčia į Romuvius. Jeigu yra tokių žmonių jau apsisprendusių, tai po giesmės Pilėnams mes tai ir darysime. Jeigu dar yra žmonių, kurie tik pirmą kartą išgirdo, kad galime įsišvesti į Romuvius, tai pasakysiu tiem žmonėm, kad tai reikia turėti senovės baltų kokį nors ženklą. Segę, žiedą, kokį nors simbolį, kurį reikės duoti kryviui, jisai į jį perkels mūsų protėvių galią, kuri yra čia ant šio piliakalnio. Ir tas ženklas jums taps nuo šios dienos jūsų stiprybės, pasitikėjimo, darnos ir pergalės ženklų paveldėtų iš protėvių. Tai yra simbolinis veiksmas, tai yra pasižadėjimas. Romuvos iššventime yra svarbiausia viešas pasakymas, nebūtinai žodžiais. Išėjimas į centrą ir pasakymas, taip, aš Romuvis ir aš šitų tradicijų laikausi. To pakanka, nieko nereikalauja, manęs nedaug kas taip gali pasakyti. Yra labai daug žmonių, kurie gėdintųsi tai pasakyti, arba jiems būtų nepatogu dėl jų užimamų pareigų. O gal šiaip tai tie ne Romuviai, žinot, tie Romuviai, kurie tą sako visada ir visada elgėsi taip kaip Romuviai. Tai šiandien yra ta gera proga. O dabar mūsų garbingiesiems Pilėnams giesmė ir aš noriu dar pasakyti, kad galvodami apie Pilėnus istorinius tolimus, nepamirštumėte Rymio stulpo, kurį stovi už nugaros, o mums priešais, tai yra ten žuvo 1988 metais Daina Ramanavičiūtė. Yra mergaitė 14 metų, kurią Kauno žygeivių buvo čia grupėje sausio 6 dieną talkos metu, tvarkant šitą piliakalnį, būtent prisimenant protėvių žygdarbius, netyčia pražudė medis krentantis, kur vaikai neatsargiai įkirto, sausas medis, nulūžo viršūnė. Ir Daina Ramanavičiūtė buvo viena iš pirmųjų aukų, po kurių sekė kitos aukos. Žinote, sausio 13, sąjūdis, atgimimas, aukant piliakalnio Vilniuje, prieš statant Gedimino pilį, metant akmenį, nebuvo reikalinga. Išmušė mergaitė, kaip legenda sako, tik gėles iš rankų. Čiagi reikėjo žmogaus gyvybės ir kaip pasirodė vėliau ne vienos. Tais pačiais metais įsikūrė sąjūdis ir pradėjo laisvėti Lietuva. Manau, kad ta auka, kuri iš pradžių atrodė kaip atsitiktinė žūtis, bet neeilinė ant piliakalnio tvarkant, prisimenant protėvius, šiaip savo nežūstama. Tai buvo sausio 6 diena. Kas žino, kas yra sausio 6 diena, žino, kad tai yra labai atsakingas metas. Tai sudėtingas, iš tikrųjų, aplinkui pasaulis ir labai reikia atsargiai elgtis. Taigi, prisiminkime ir Dainos Ramanavičiūtės auką ant šio piliakalnio. Ir te būna pašlovinti mūsų Pilėnų. Kviečiu visus prisijungti. Kartu giedame, kartu mes stipresni, tvirtesni. Būgnai. Žvengia žirgai pa
Žemynos pažinimo genealoginis medis, žinote. Tiesiog tai yra mūsų gyvybės medis ženklas. Ir mes prie medžio iš tikro galime prieiti ir viso šito pasisemti. Vienam iš etnografinių aprašymų nustebau, atradęs paaiškinimą, kaip tai padaryti. Ten kalbėjo sena močiutė, kuri prisimena, kaip jos močiutė darydavo, priejusi prie medžio. Labai paprastas veiksmas. Žinoma, daroma susikaupus. Nepaprastumas visų veiksmų yra susikaupime. Jei darai nesusikaupęs, bet koks nepaprastas veiksmas nieko nepadės. Taigi susikaupi. Dabar kviečiame romulius, kurie nori įsišvesti. Vyko. Tai prie ugnies, tai reikia prie ugnies. Vaidilutė, kuris stovi šalia kryžio, jinai juos surinks, o paskui jūs turėsite jį atrasti ir savo ženklą pasakyti. Tai dabar po vieną atiduodam vaidilutė jūsų ženklus, tiesiog po vieną gražiai. Prisijungti prie mūsų Romuvos ir manau, kad mes, kur besusitiksim dabar keliaudami po Lietuvą, viens kitą atpažinsim iš spindinčių akių, iš tos ugnies, kuri degs mūsų širdyse ir mus atpažins mūsų protėviai. Nuo šios dienos tai yra iš tikrųjų jums turėtų labai pradėti viskas gerai gyvenime sektis, nes jūs dabar prisijungėte prie amžinųjų galių ir jūs tampate antenomis šiuolaikiškai šnekant ir jūs atpažins mūsų tam nematomoj toj viešpatyje Lietuvoje, vėlių daugybė, ne visi turime vėliavas, mes patys tampame vėliavomis. Ir kviečiu kartu visus lėtai, iškilmingai tarti žodžius. Po žodžio aš reikės ištarti savo vardą. Aš atėjau čia protėvių pramintų keliu. Dabar mano pareiga tęsti šį kelią. Ąžuolo gilėje. Įamžintas galingo medžio pavydalas. Mano dvasioje. Įspausti protėvių kartų priesakai. Aš trokštu pažinti juos. Ir perduoti savo vaikams. Stodamas prieš amžiną Romuvos ugnį. Skelbiu. Senasis baltų tikėjimas. Vienijas giminės ir gentis. Dabar yra čia. Mano širdyje. Te padeda man protėvių vėlės ir didieji dievai. Tegul teikia stiprybės ir galių žengiant į ateitį. Tebūnie darna. Dabar po vieną gražiai eisim sugrįti. Bet prieš tai kviečiu prieš einant prieiti prie manęs ir paaukoti mūsų Gabijai trupučiuką gyvybės.
Palaimintas protėvi. Esi Romulė. Kurk darną. Dabar tai tavo išminties, stiprybės ir sėkmės ženklas. Palaimintas protėvis. Kurk darną. Žinok, labai sunku ištrūkti dviesių. Aš grįžčiau, aš tiesiog prie jo dėkoti.